Birželis yra laikomas vyrų emocinės sveikatos mėnesiu. Tad apie vyrų emocinę sveikatą, apie mūsų visų emocinę ir dvasinę sveikatą ir kaip visame tame dalyvauja tikėjimas ir bažnyčia, aš pasikviečiau pašnekėti Priekulės evangelikų liuteronų parapijos kleboną Neilą Čijunską. Tad pokalbis apie dvasinę emocinę sveikatą ir tikėjimą jūsų dėmesiui. Nukritus, iškart, neverk, kas ten, randai vyrą puošia, ką čia dar pasakyti. Tokių krūvą pasakymų nuo vaikystės, kurios mums krauna, todėl mes kažkaip taip ir įpratę esame. Aš padėkoju, palaiminu, stengiuosi treniruoti savo požiūrį, nekeikt vairuotojų, kurie užlenda, palaiminti jį, kad jis būtų atsargus. Ne visada pavyksta. Labai gražiai sueina bendruomenės, tiek katalikiška, tiek liuteroniška. Mes turime tokius ir kryžiaus nešimą bendrą, ir Klaipėdoje kryžių neša bendrai, neišskiriant, ar ne.